Labadiena, sveikinamės iš Širvintų futbolo stadiono. Top Sporto lygos 31 turas. Netrukus į aikštę žengs Vilniaus rajono Transinvest ir futbolo akademijos Šiauliai komandos, taip pat teisėjai. Gelman ir Kauno Žalgiris dalinsis tos medalius. Na, dabar jau galima sakyti 99%. Aišku, Ignas Kaškelevičius, Danielis Romanovskis, link Kazlausko, ar bus smūgis? Ataka dar nesibaigė ir štai dabar smūgis ir čia jau atsakymas. Kauno žalgiriečiai įmušė 2 įvarčius ir iškovojo pergalę. Ričardas Šveikauskas, Jojiči Kavači prieš Vytą Gašpuitį. Ignas Kaškelevičius ir ką rodo taip, rodo į 11 metrų žymą. Ignas Kaškelevičius gerai užsiblokavo kamuolį prieš Danielių Jarašių. Ir kamuolys tinkle. Ilgai. Ne, rodo Donatas Šimėnas, kažkas visgi per anksti įžengė į aikštelę. Teks pakartoti smūgį. Vėl Ohorė išlaukia, įsibėgėja ir šį kartą į kitą pusę ir nėra jokių šansų Gustui Baliutavičiui. 1-0 priekyje Transinvest. Ir tuo baigėsi pirmas kėlinys. Tik bėda ta, kad šį sezoną tas potencialas Šiaulių komandoje taip iki galo ir neatsiskleidė. Misakis Sato, taip panašu, kad bus traukiama geltona kortelė. Rolandas Baravykas prilaikė šiek tiek savo oponentą. Na, tikrai įdomus sprendimas ir galbūt tai pasiteisins. Nvoga perima kamuolį. Dar kartelį ir įvartis. Na kągi, jau dabar galima sakyti, kad sprendimas pasiteisino palikti Čiderą Nvogą aikštėje. Apiplėšė vidury baltos dienos Martyną Dapkų. Pats nesmūgiavo. Vartų Rolandas Baravykas. Į baudos aikštelę, čia gera proga ir ar bus įvartis? Ne. Išneša kamuolį tolyn, Transinvest gynėjai. Na čia Karvalių laimėjo Radvikovą, vėl Ignas Kaškelevičius, čia jau pražanga, kuri bus įvertinta geltona kortelė. Antra geltona kortelė, na, nežinau, apie ką galvojo Danielius Jarašius. Gal buvo pamiršęs, kad turi geltoną kortelę, nors vargu, ar tokie dalykai gali pasimiršti. Pamoka jaunam futbolininkui ir be abejo labai skausminga pamoka visai Šiaulių ekipai. Vėl Misakis Sato, vėl vienas. Leidžia žaisti toliau Kajus Bička ir čia taip, geltona kortelė, griežta buvo pražanga. Vytas Gašpuitis jau nebeturėjo kitų alternatyvų. Šauna neatremiama, žiūrime. Ne, neatremiamų nėra, rikošetas kampinis, kampinių nebus. Donatas Šimėnas sako, kad ačiū ir sveikinimai Vilniaus rajono Transinvest komandai. Laimėjusiai prieš futbolo akademiją Šiauliai 2-0, 2 Rionos Ohorė. Tikslus smūgiai, vienas jau per pridėtą pirmo kėlinio laiką nuo 11 metrų žymos, antras antrame kėlinyje iš žaidimo. Puikiai Transinvest pergalė.